Olimpijakė. Playoffų įkarštyje sveiki įsijungę dar vieną neekspertų podcastą. Su jumis, kaip visada, prie mikrofonų tie patys du ekspertai arba ne visai. Tai aš Vainis ir Justinas. Justinai, kaip tu laikaisi, kaip tau šių metų playoffų serija? Uh, Gerai, aš laikausi. Dabar daug sporto čia šiom savaitėm ir futbolas, ir čempionų lyga šią savaitę nusimato ir Eurolygos atkrintamosios, jeigu nusitęs serijos, tai dar netgi gali sutapti su kitos savaitės Eurovizija netgi. Bet šių metų Eurolygos atkrintamasis tikrai stebiu. Gal rezultatai kiek netikėti, o gal kiek ir tikėti. Ar pats žiūrėjai rungtynės šiais metais? Kiek spėjau, tai tiek stengiuosi pasižiūrėti. Realo Baskoniją, galiu prisipažinti, tikrai nemačiau, nes man prieš jau seriją buvo viskas aišku. E, Gal tada pradėkim visą aptarimą nuo turbūt man asmeniškai įdomiausios serijos, tai Maccabi prieš Panathinaikos. Pirmasis rungtynės gal daugam netikėtai laimėjo Maccabi išvykoje 91-87. Tau kaip prijaučiančiam PAO žaidimui ir komandai, ką atsimeni pats iš šių pirmų rungtynių? Gal kiek ginčyčiausi su tavim dėl to, ar čia pačios įdomiausias rungtynės ar serija. Fenerbahčė su Monaku taip pat, sakyčiau, sąlyginai netgi gal net įdomesnė, bet tikrai šita buvo viena, galima sakyti, laukiamiausių serijų, nes daug kas, kaip žino, internete apsižodžiavo Kendrickas Nunnas ir Veidas Baldvinas. Jeigu ne Baldvino trauma, tai jis, manau, būtų tikrai Nanui parodęs aikštelėje, iš kur kojos dygsta. Nanas kol kas atkrintamosiose atrodo prastai, kalbant apie pirmasis rungtynes, kurios vyko praeitą antradienį lygiai prieš savaitę. Nanas sumetė tik 8 taškus, bet Maccabi's vis tiek sugebėjo laimėti net iškritus Veidui Baldvinui. Aišku, ketvirtajame kėlinyje tai įvyko. Baldvinas iki tol spėjo surinkti 15 taškų, 7 rezultatyvius perdavimus atlikti. Su Nybau gerai suko pick and rollus ir ne tik, apskritai Nybau baudos aikštelėje dėl atkovotų kamuolių geriau atrodė nei pats Matiesas Lesoras, kuris jau vėliau rungtynėmis įsibėgėjus rungtynių pabaigoje susirinko taškų iš viso 22, bet Panathinaikosas vis tiek palūžo ketvirtajam kėlinyje. Maccabiui, galima sakyti, Colsonas nukalė pergalę 10 taškų pelnydamas, tai sluko nelemta klaida rungtynių pabaigoje, bet 13 rezultatyvių perdavimų karjeros rekordas, bet rungtynių pabaigoje šiek tiek pritrūko, bet PAO antrose padarė pokyčių ir sugebėjo perlaužti rungtynes. Ar pats stebėjai antrąsias serijos rungtynes? Taip, stebėjau, Maccabiui ypač trūko, kaip ir sakai, Veido Baldvino, kuris iškrito pirmajame čia ir neaišku, ar dar žais trečios ir ketvirtose rungtynėse Belgrade. Fantastinis Luko pasirodymas antrajame mače, 29 taškai. Taip pat stebino visus ir Janis Papapetru, kuris iki tol neturėjo didelio vaidmens visame sezone, buvo kamuojamas traumų, bet rungtynėse ketvirtadienį per 27 minutės pelnė 15 taškų ir užtikrinta PAO pergalė. Turbūt galima buvo jos ir tikėtis, žinant, kad Baldvinas iškrito. Aišku, reikia pasakyti, kad atsigavo playoffam ir Lorenzo Braunas tiek pirmose, tiek antrose rungtynėse solidus pasirodymai. Įdomu bus stebėti šitą seriją ir toliau, nes turbūt daug šaršalo yra kilę ir jau ir už aikštelės ribų. Kaip pats vertini tos Atamano pasisakymus? Atamano išsvilo padai antrose rungtynėse. Panathinaikosas rungtynių pradžioje atrodė labai išsimušęs iš vėžių, sutrikęs vienu metu. Maccabis pirmavo virš 10 taškų, pirmą kėlinį laimėjo
8 taškais, bet antrajam pavyko Panathinaikosui stabilizuotis. Kostas Lukas, kaip minėjai, 29 taškai, komandos vedlys ir jeigu išves į Final Fourą, tai tikrai sakyčiau, atsipirkęs bus Pau pirkinys ir vertas netgi tų 3 milijonų, nes be Sluko Panathinaikosas atrodo labai silpnai. Nanas, kaip minėjau, kol kas serijai nieko neišsiskiria. Petru galbūt buvo netikėta šiek tiek antrose rungtynėse toks žaidimas, šiaip prastas sezonas, nepatenkintas į savo rolę, bet Atamanas po pirmų rungtynių tokį labai drastiškai pasisakė, kad jeigu neišves Panathinaikoso iki playoffsų, jis nebebus treneris kitais metais. Dar turiu tau klausimą, Manau, kaip kad, manau, vertini tuos Pau ir Atamano pasisakymus apie teisėjus. apie teisėjus, čia turbūt dėl to skandalo, kuris įvyko oro uoste, kai buvo pagautas teisėjas vagiantis ir mačiau netgi PAO vadovas Jano Kopolas sakė, kad jeigu jeigu teisėjas yra laikomas vagiu, galbūt reikėtų dar kartą pažiūrėti rungtynes ir įvertinti situaciją iš naujo, nes jeigu tokie moraliniai principai yra prasti teisėjo, tai kažkokie kontroversiški, konspiraciniai gali būti posakiai, kad neva teisėjas prastai dirbo savo darbą, bet kiek mačiau, gavo baudą tiek Panathinaikosas, tiek Atamanas, 30 000 klubas berods gavo ir 5 000 baudą gavo Atamanas. Tai matysim, kaip čia bus. Teisėjas įkliuvo į nagus, buvo nufilmuotas ir tikėtina, kad šiemet turbūt neteisėjaus, bent jau kol vyks tyrimas. Absurdiški, man atrodo, pasisakymai. Panathinaikos viešai pareiškė, kad būtent klaidos rungtynėse su Maccabi siejasi ir su Izraeliu, ir su karu Izraelyje. Tai esą Eurolyga padeda Maccabiui, kuris negali žaisti šiemet savo šalyje. Nu, absurdiškas pasisakymas, man atrodo. Atamanas ir tiek Pau parodė savo veidą, kurį mes turbūt ir tai žinojom, kad yra glaudus ryšiai ir su Rusija, ir to paties Pau vado. Tai manau tikrai nusipelnė tos baudos ir šioje serijoje sirgsiu visiškai prieš Panathinaikos. Šiandien bus rungtynės Belgrade. Ką prognozuotum šį vakarą? Ant Aleksandro Nikoličiaus halėje reikia paminėti, kad bus 1000 žiūrovų įleidžiamų į areną. O jau ir oficialiai fanų. paskelbė, kad 1000, nes man atrodo buvo, kad neleido lyg 1000 ir vėl 300 bus. Bet vis tiek bus Makabio fanų, mačiau bent jau prie arenos, tai tikrai nežinau, ar įleis. Ai, taip, Bet prieš valandą maždaug išėjo naujiena, kad 1000 žiūrovų bus tai būtent. va, ir Makabio fanų taip pat bus, kurie dainuos, skanduos kažką. Tai manau, kad čia buvo taktinis ėjimas perkelti rungtynes iš Tarka arenos į Aleksandro Nikoličiaus, kuri yra mažesnė ir taip galbūt labiau jaustųsi tą atmosferą. Kokios tavo prognozės šį vakarą Belgrade? Manau, Pau laimės trečiasis rungtynės, bet ypač jeigu grįž Baldvinas, tai manau ketvirtasis pasiims Makabis ir dar viskas grįš į Atėnus. Bet aš dar tavęs norėjau paklausti, jeigu grįžta Baldvinas ne į ketvirtas serijos rungtynės, o šiandien, ar vis tiek manai, kad Pau laimės? Taip. Aš irgi panašiai galvoju, aš manau, Pau laimės šias rungtynes, o pralaimės ketvirtasis lygiai taip pat kaip tu, manau. Ir serija dar grįž į Panathinaikoso namus, nors Jano Kopolas, Pau vadovas, dar šiek tiek išsiplėsiu. Jisai sakė, kad jau šį sezoną Panathinaikosas negrįš į savo areną, taip neva sufleruodamas, kad Pau laimės abejas rungtynes Belgrade ir uždarys seriją. Bet labai, manau, mažai tikėtina. Makabis tikrai atrodo geros formos ir
rungtynės tašką jis į tašką nusimato tiek, bet prognozuočiau vis tiek, kad Panathinaikosas perlauš rungtynes ir turėtų laimėti. Apie Realą Baskoniją, manau, mums neverta šnekėt. Gal pakalbėkim apie kitą seriją atkrintamųjų. Šiandien dar žaidžia Olympiakos su Barcelona. 1-1, kiek tai stebina šis rezultatas. Aš asmeniškai tikėjausi, kad Barça laimės pirmasis rungtynes ir antrasis galbūt pralaimės, bet taip išėjo, kad atvirkščiai pirmasis Barça pralaimėjo, o antrasis sugebėjo perlaužti. Nu, manęs pats rezultatas 1-1 visiškai nestebina. Aš, man atrodo, spėjau prieš šią seriją, kad Olympiakosas laimės 3-1. tą jie galės ir padaryti jau namuose. Dvejas rungtynės iš eilės laukia Pirėjuje. Olympiakosas tikrai pademonstravo gerą charakterį, net ir be savo kapitono Kosto Papanikolaou. Abiejose rungtynėse pirmame mače gerai žaidė Nigelis Williamsas Gosas, taip pat išsitraukė Olympiakosas ir Filipą Petruševą, kuris pelnė 12 taškų, tai kažkiek nustebino, manau, tai Barcelona ir Barcelona atrodė gal kažkiek įsimušus, tačiau antrose jau užtikrintai nuo pat pradžių pirmavo Barsos krepšininkai. Jabari Parkeris, manau, tikrai stebina visus Eurolygos gerbėjus, kad taip šis žaidėjas žais šioj playoffų serijoje ir apskritai neblogai atrodys šiame sezone. Tikrai nemanau, kad galėjo kažkas tikėtis. Kaip tu vertini šią seriją? Čia toks skaičių žaismas šiek tiek pastebėjimas, kad abiejas rungtynes laimėjusi komanda įmetė 77 taškus. Tai čia toks skaičių žaismas, bet antrose rungtynėse Barsa atrodė daug labiau susikaupus, kaip minėjai, Jabari Parkeris 24 taškai. Prieš sezoną tikrai mažai tikėjausi, kad Barsa žadėjusi, jog nevataupys pinigus, bet vis tiek išleidžianti apie virš 1,5 milijono tokiam žaidėjui, kuris tokią traumų istoriją turi ir yra rizikingas pirkinys, bet kol kas atrodo, kad Barsai jis atsipirko, aišku, rungtynės atkrintamosios keliasi į Pirėjų. Žinom, kad Taikos ir draugystės sporto centre atmosfera atkrintamųjų metu būna itin gera. Tikiuosi bent vienas rungtynės iš jų išgirsti Olympiakoso himną, kuris, mano nuomonė, yra geriausias visoje Europoje. Atsimenu pernai per finalo ketvirtą, kaip dainavau Olympiakoso himną, muzika ir patys žodžiai tokie atrodo labai geri, bet neišsiplečiant aš prognozuoju Olympiakoso pergalę pirmosiose atkrintamųjų rungtynėse, Barsos pergalę ketvirtame mače ir penktasis rungtynės, manau, kad išvysime kitą savaitę Barcelonoje. Na ir aišku, paskutinis galbūt lietuviams įdomiausias atkrintamųjų susitikimas šią savaitę keliasi į Stambulą. Rezultatu 1-1 Šaro auklėtiniai grįžta iš Monako. Pirmose rungtynėse Šaro auklėtiniai laimėjo po pratęsimo prieš Monaką 95-91. Tose rungtynėse išsiskyrė turbūt labiausiai Nigelas Heisas Davisas, Nikas Kalatis, bet rungtynėse, nors atrodė, kad Feneris kontroliuoja rungtynes, vos neprisižaidė Kalačio pramestos baudos, taip pat itin nekritę metimai ir Monakas sugebėjo sugrįžti į rungtynes, o Kobo kol kas puikiai šioje serijoje atrodo 19 taškų pirmosiose rungtynėse, antrosiose bet itin svariai prisidėjo prie šių rungtynių. Antrosiose rungtynėse Monakas vos neprisižaidė. Vienu metu Feneris turėjo 10 taškų persvarą, bet ją išbarstė ir Monakas sugrįžo bei užsidarė rungtynes su Jordan Lloydo tritaškiu. Pirmosios rungtynės prasidėjo labai gerai Monakui. Po 2 kėlinių jie turėjo
arti dviženklę persvarą, tačiau fantastiškai dirbo Nikas Kalatis, kuris tiesiog uždarė Maiką Džeimsą ir neleisdavo jam priimti kamulio. Turbūt toks buvo ir Šaro planas varginti Džeimsą ir turbūt viskas pasikeitė, kai Šaras pastatė small ballą su Sestina vidurio puolėjų pozicijoje ir puikiai šovė šis žaidėjas, iš kurio tikrai nieks nesitikėjo tokio pasirodymo. 4 iš 5 tritaškiai, 16 taškų. Solidus pasirodymas pirmosios rungtynėse ir Obradovičius neturėjo tiesiog vaistų, nebuvo pasiruošęs tokiai Šaro įimui ir matėm, kaip pasikeitė viskas antrajame mače, kaip pradėjo išnaudoti Obradovičius Donatą Motiejūną, kuris nuo pat pradžių pradėjo dominuoti prieš silpnesnius vidurio puolėjus. Reikia pasakyti, kad nebuvo Jonathano Motley abiejose rungtynėse ir jo sugrįžimas tikrai bus faktorius ateinančiose kovose, bet reikia pagirti Donatą Motiejūną. Antrosios rungtynėse net 18 taškų ir 21 naudingumo balas leido, manau, laimėti, persverti vis dėlto šias rungtynės Monako, nors, kaip ir sakei, trečiajame kėlinyje jau atrodė, kad Fenerbahčė vis dėlto pasims šią pergalę. Vienu metu Fenerbahčė metė tritaškius itin taikliai, jau vėliau šiek tiek tas taiklumas sumažėjo, bet pirmose rungtynėse Jordanas Lloydas, neturintis beje kontrakto kitiems metams, pataikė tritaškį, kuris vis tik atnešė pergalę ir išlygino rezultatą. Galėjo viskas būti kiek kitaip. Žiūrėdamas rungtynes prisiminiau praeitų metų atkrintamasias, kai Kevinas Durantas atvažiavo pažiūrėti savo draugo Maiko Džeimso į Monaką. Dabar, kai Sunsai iškrito iš NBA atkrintamųjų, kaip manai, ar išvysime Keviną Durantą Stambule, galbūt jisai nuspręs pakeliauti ir atvyks į Ulker areną? Aš tuo abejoju, bet tikrai būtų smagu išvysti Keviną Durantą dar kartą Europoje. Būtų tikrai, manau, geras vaizdelis. Visko gali būti, tikrai nuvilintis sezonas iš Sun pusės, gal nebūtinai Stambule, bet jeigu būtų 5-osios rungtynės Monake, tai gal ir pamatytum. Aš manau, kad labai realu, kad įvyks 5-osios rungtynės, gal ir paprognozuokim, kas darysis Stambule šią savaitę. Aš prognozuoju, kad 5-ųjų rungtynių nebus. Deja, kad ir kaip norėčiau, jeigu Kevinas Durantas bus, aš spėju, kad suka Vainis pirštą prie smilkinio, vadina mane kvailiu, bet aš vis tik manau, kad Fenerbahčė užsidarys seriją namuose 3-1, abiejas rungtynes laimės. Vis tiek Stambulo komanda namuose yra kitas žvėris, sezono metu pralaimėjo labai nedaug namuose ir ypač atkrintamųjų metu žinome, kad Fenerbahčė fanai yra dar garsesni, dar triukšmingesni, dar karštesni, komanda dar turi būti labiau užsivedusi ir jie visą darbą Monake padarė. Jiems, manau, to ir reikėjo, vienos pergalės tam, kad seriją galėtų uždaryti namuose. Aš manau, kad namuose vis dėlto nelaimės Fenerbahčė abiejų rungtynių. Aš manau, visas persikels į 5-asias rungtynės Monake. Nesureikšminu to faktoriaus, kad žaidžia Stambule Fenerbahčė. Man atrodo, kad ten atmosfera yra viena labiausiai pervertintų visoje Europoje. Aišku, nenustepčiau ir kad laimėtų Feneris. Žinom, kaip Šaras moka paruošti komandą tokiai serijai ir tiesiog išanalizuoti visas varžovų silpnasis vietas bei pulti būtent per jas. Tai kad vis dėlto prognozuoju, kad bus čia 5-osios rungtynės ir ten jau šansai 50-50. Taip. Aš dar truputį įsiterpsiu, prognozuoju 3-1 dėl kelių priežasčių. Gal fanai ir pervertinti, bet vis tiek atmosfera ir žinome, kaip namuose žaidžia Fenerbahčė, jau buvo rungtynių ir kaip įmetė virš 100 taškų, ne vienos rungtynės buvo ir geriausias tritaškių pataikymas visoje Eurolygoje. Šaras serijose, manau, pranašumą turi visada ir yra vertinamas gana aukštai, nors ir kaip anksčiau serijos nusitęsdavo ilgai, net iki 5-ųjų rungtynių. Monake, kaip Monakui komandai
prastai vienu metu sekėsi, jie atrodė sutrikę ir jų fanai absoliučiai neužvedė, tik tai vėliau jau šiek tiek įsivažiavus, tai aš įsivaizduoju, jeigu Fenerbahčė pagaus gerą bangą, tai Monakui bus tikrai nelengva. Na ir čia užsiminiau apie Durantą, jei neturiu nieko pridėti, norėčiau dar apie NBA šiek tiek pakalbėti. Vienas didžiausių nusivylimų visų laikų NBA istorijoje, komanda, kuri turi trečią didžiausią biudžetą NBA istorijoje, Phoenix'o Suns 0-4 sausų rezultatų nusileido Minnesotos Timberwolves. Mes su Vainium darėm prognozes prieš atkrintamasias ir aš prognozavau Sunsam pergalę 4-3, absoliučiai nepataikiau, absoliučiai prašoviau. Visiškai ne į tą pusę pasisuko serija, kaip aš tikėjausi ir kaip manau daug kas tikėjosi, tikrai daugiau didesnius tikslus turėjo tiek vadovybė, tiek fanai, tiek apskritai prognozuotojai, bet nežinau, perlaužė visą seriją. Minnesotos Timberwolves labai jaunas jų lyderis Anthony Edwardsas, tik 22 metų dar, o jau tokį rodo tokią žaidimo klasę ir jau paaiškėjo netgi antrojo raundo vakaruose pirmoji pora, tai Minnesotos Timberwolves susitiks su Denverio Nuggets, kurie šiandien uždarė seriją ir dėja išmetė LeBroną Jamesą iš atkrintamųjų 4-1 rezultatu. Vėl Džamalas Murray'us uždarė rungtynes lemiamų metimų likus mažai laiko ir manau, kad praktiškai sudaužė LeBrono viltis laimėti dar vieną titulą. LeBronas, manau, dar turi savyje parako vienam kitam sezonui parodyti, ką gali, bet jeigu jo sūnus bus pašauktas NBA ir į kitą klubą, manau, mažai tikėtina, kad LeBronas dar laimės titulą, kad ir kaip aš norėčiau ir ko gero ir tu norėtum, vis tiek šių laikų ožys yra LeBronas. Dar grįžtant prie Timberwolves ir Suns, Minnesotos pergalė šioje serijoje gal nebūtų taip stebinus, jeigu tai nebūtų 4-0 ir visos rungtynės apart paskutinių laimėtos dviženkliais skirtumais, užtikrintas pasirodymas prieš Suns žvaigždės. Ir matom, kad tas žvaigždžių klijavimas viena prie kitos šių laikų NBA jau ir nebeveikia. Sistemingos komandos tokios kaip Nuggets, Celtics dabar žymiai daugiau pasiekia negu tos, kurios susirenka kelias labai brangias žvaigždės ir neturi tų gerų role playerių. Taip pat turime dar vieną komandą jau patekusi į antrąjį raundą, tai Oklahomos Thunder 4-0 nupūtė Pelicans, kurie play-ne įveikė Domanto Sabonio atstovaujama Kings. Nežinau, ar labai stebina Thunder toks pasirodymas. Aš tikėjausi bent vienos dviejų pergalių iš Pelicans, bet manau, Thunder antrajame raunde kris ir kris turbūt prieš Mavericks, aš taip spėčiau. Aišku, Clippers Mavericks, manau, yra įdomiausia serijoje visame pirmajame raunde. 2-2 dabar yra rezultatas ir į bet kurią pusę gali pakrypti jis. Ką tu manai apie šią seriją? Šią seriją norėčiau, kad laimėtų Mavericks, palaikau jos iki NBA finalo, jeigu jie ten nueis, bet kažkaip šiuo metu man abejonė pradėjo kuždėt, kad Clippers gali perlaužti rungtynes, vis tik atsiėmė namų pranašumą, laimėdami paskutinėsias rungtynes. Mavericks sugebėjo sugrįžti iš 31 taško deficito, bet vis tik krito rungtynių pabaigoje. Paulas Džordžas įmetė labai svarbų tritaškį ir rungtynės grįžta į Los Andželą, kur, manau, Clippers turėtų laimėti 5 rungtynes. Mavericks laimės 6 namuose ir prognozuoju, kad veiksmas kelsis dar kartą į Los Andželą, kur bus 7 rungtynės ir kad ir kaip norėčiau, kad laimėtų Mavericks, manau, kad Clippers sugebės perlaužti paskutinėsias 7 rungtynės ir susitiks su Oklahomos Thunder ir tu prognozuoji, kad kris Thunder. Aš irgi taip spėčiau. Thunder vis tik yra dar labai jauna komanda, ambicingų planų turi.
apskritai visam NBA prognozavau, kad bus šiek tiek atkaklesnės kovos. Šiuo metu yra išlikusių porų netgi trys poros, kuriuose rezultatas yra 3-1 naudai. Kaip žinom, NBA istorijoje tik viena komanda yra grįžusi iš 3-1 deficito, tai 2016 metų Clevelando Cavaliers. Mažai tikėtina, kad grįž Heatai prieš Celticsus, nusileisdami 1-3 rezultatu ir važiuodami į Bostoną. Janis Lillardas ir Portisas, galbūt ir Middletonas nežais penktasis rungtynėse. Milwaukee'e ir Pacers turi šansą užsidaryti seriją 4-1 rezultatu. Knicksai laimėjo Filadelfijai rungtynes ir rezultatu 3-1 pirmauja, kas man yra šiek tiek netikėta. Aš prognozavau, kad 76eriai laimės šią seriją rezultatu 4-3, bet kol kas atrodo mažai tikėtina. Embiidas laidė šiokias tokias replikas, kad jie vis tiek laimės seriją, bet tai bus padaryti šiuo metu labai sunku. Aišku, be Julius Randle dabar žaidžia jie, bet fantastišką sezoną turintis Jalenas Brunsonas gali, manau, finale konferencijos su Celticsais bent iki 6 rungtynių ištempti. Su Philadelphia, manau, ši serija jau uždaryta. Pacers, manau, irgi gan lengvai apsiloš. Šiandien daug bus krepšinio, daug sporto. Ką planuoji žiūrėti šį vakarą? Šį vakarą Eurolygos nežinau, ar pavyks pažiūrėti labai daug, nes būsiu ledo ritulio rungtynėse tarp Lietuvos ir Nyderlandų. Tai laikas maždaug stampa su Maccabi Pau dvikova. O Ly Barsa gal ir teks jau pasižiūrėti bent jau nuo trečio kėlinio. Teks, sakai teks, ne? Nu, aš pradžiai vakaro krepšinio vakarą, sporto vakarą, gal galima tai būtų pasakyti, pradėsiu nuo delikateso Pau Maccabi. Po appetizerio pereisiu, manau, prie pagrindinio patiekalo Realas Bayernas čempionų lygoj. Ir tada šiek tiek gal pasigardžiuodamas per ilgąją pertrauką desertui pažiūrėsiu Olympiakosą su Barsa, galbūt išgirsiu tą laukiamą himną Olympi, Olympi, Olimpijakė. Visi žino šitą himną, gal mes čia ir uždėsim ant video, o gal ir ne. Vis tiek nieks nežiūrės. Jeigu jūs dabar čia žiūrit, jūs esat šaunuoliai, Nu tai paspauskite laiką, subscribe ir komentarą parašykite, ar taip sunku. jeigu jūs dabar iki čia žiūrit, tai aš nežinau, ar jūs ant tiek neturit veikti ką gyvenime, kad tokį šūdą, atsiprašant, galima klausyti. Kitas dalykas, tai galbūt prasuko kažkas ir netyčia. Šią vietą įsijungė. Nu, jeigu žiūri, tai jums norim labai padėkot. Nu, parašykit tuos komentarus, mes norim kažką įdomiau padaryti, bet kadangi nieks nežiūri ir nežinom, ką jūs mėgstat, tai ir toliau tęsiam šias nesąmonės. Nu, parašykit tą komentarą, ar taip sunku. Parašykit kažką, bet ką. Laiką paspauskit, subscribe, nu, bus dar to kontento turinio ateityje. Jūs pamatysit. Čia jau primena tik toko laivus, kai prašo pinigų. Gal geriau iš šitą neinam tiesiog. Atsiųskit dovanėlę. E, Bet tai šiaip, va, toks šiaip buvo, toks buvo tas neekspertai podcastas apie Eurolygos ir NBA atkrintamasias. Susitiksime jau turbūt po visų serijų arba prieš penktasias Eurolygos rungtynes. Su jumis buvau aš Vainius ir mano kolega Justinas. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto. iki.